Atsiprašau, bet norėčiau vieniems pasakyti, ar žmonės ant tiek išprotėjo, tipo, jeigu tu su jais susipyksti, labai susipyksti, jūs kartais net užblokuoja draugą ir tada jie po to arba susitaikot, arba daugiau nesikalbat. Bet ar pas jūs esą buvus tokia situacija, kur žmogus, su kuriuo tu susipykai, užblokavai, rašo tau iš kito numerio, vaizduoja, kad tave tipo, kad tavo vardą paima, tavo pavardę tau rašo, bet nesako, kad čia jis pats. Tau skambina, trukdo iš kito numerio ir tu negali suprasti, kol jis pats šito nepasako, arba tu turi sužinoti jo balsą. Ir tada, kad jį nuramint, arba tu turi jį apkeikti, arba pirmą tu jį apkeiki, o po to jis tau irgi ir tiesiog keikia tave toliau. Net jeigu jis pirmas pradeda, prašau paaiškinkit, ar žmonės šitam pasaulyje jau iš viso išprotėjo. Tipo, aš jums parodysiu dabar skrynus. Žiūrėkit, va pirmas skrynas, tuoj parodysiu antrą. Antras dar vien vaizduoja mane, bet jau kažką tai pradedu suprasti, nes prie šito čia nerodo, bet jinai man skambino. Nuo šito aš jau po truputį pradedu ją keikti. Trečias skinas, jinai mane irgi jau fokusinčia ir po to jinai mane pradės keikti, va, skaitykite, aš tuoj padėsiu dar vieną skryną. Mes abidvi pradedam jau keiktis, aišku, ten nesimato žinutė truputį, bet ten jinai mane irgi keikia. Paskutinė žinutė ir va čia va yra balso žinutė, kur jinai mane maksimaliai apkeikia, po to aš irgi taip nusiunčiau balso, bet va čia va aš jau neiškentėjau ir parašiau šitą, tai jeigu ką, va skaitykit. Dabar paklausiu iš naujo, ar žmonės išprotėjo, ar kas jiems atsitiko. Dabar man iš vis nesvarbu, bet aš pasakysiu šito žmogaus vardą. Taip, jis nedavė leidimo, bet man jau iš vis nesvarbu. Čia yra mergaitė ir jos vardas Ema. Jūs šito galėt pamatyti žinutėse, bet jeigu jūs ten nepamatėte, tai iš karto sakau. Čia yra šiaip mano klasiokė, bet tikrai jinai galvoja visada, kad jinai karalienė. Tipo, man atrodo, pas visus yra tokie klasiokai.